Serbija irgi prie meno. Vat spėkit, kas čia yra. Čia yra 4 grupės. Bet seniai pagaminta 1960 metais. Blemba, mes jau tada, čia Serbija, jau tada Jugoslavija buvo prie meno, ne tik Lietuva dabar. Palauk, dar ten paukštis kažkoks su varžtu vietoj galvos. Prieš saulę nelabai matosi, tai pridengsim. Jo, kažkoks skraidantis varžtas. Arba traktorius. Čia išmetimų vamzdis lygtais. Nu, kažkas panašaus, arba paukštis, arba traktorius, arba varžtas. Čia, kaip sakoma, pagal kiekvieną išmislus ir fantazijas. Blemba, čia irgi menas. Tuoj pasakysiu, kas čia, nes sunku atspėti. Aš sakyčiau, pilies bokštas kažkoks. Tiksliai, žmonės tvirtovė. 67 metais tą akmenį iškalė, kai aš gimiau. Blemba, nežinojau. Ir kažkokia banginė uodega. Ai, ten ne traktorius, ten ragai, blemba. Taip, man čia yra banginė uodega. O vadinasi ptica, paukštis. Otologo, kažkoks menininkas. 71 metais. Šakės, kaip gražu. Einam tada toliau. Taip. Čia yra, aš sakyčiau, nesupjaustytas brokelis. O tai pažiūrėsim, kaip vadinasi. Iš tikrųjų, apeinam. Blemba. Jeigu nėra pavadinimo, nesužinosim, kas čia. Nėra. Ten audi kažkokie žiedai. Čia audi po avarijos matyti. Ten kažkokie, blemba, padėkliukai. Vo. Čia ko gero tęsinys to bokšto. Žmonės tvirtovė, kur buvo. Kur aš sakiau bokštas, tai pažiūrėsim, kas čia. Labai suintrigavo. Niekad nesidomėjau šitais dalykais. Nes toli nuo meno buvau. Tuoj. Blemba, taip. Užrašas yra 70 metais, 70 padaryta. Ai, vo. Kameno prestolė. 1970 metai. Reiškia akmeninis prestolas, kaip čia išversti lietuvių kalbą. Nu tas, blemba, sostas. Jo, tiksliai, sostas. Va. Vo. Tik čia, blemba, nežinau čia. Karalius labai žemas turėtų būti, kad galvos nenusimuštų. Menas. Žiūrim dar meno. Čia merginos eina. Medžiai labai gražus. Aišku, jeigu gražius, tai rusiškai šneka. Dabar rusų labai daug. Viskas.